Labas visiems, vėl aš Alvydas Masals. Susiklostė tokia situacija, kada turiu padaryti tokį neeilinį video. Man net keista, nes gyvenim tokių situacijų įdomios nėra buvę, kada mane siūlo pinigus, o aš nežinau, ką pans reikia paimti. Tai iš tikrųjų reikėjo iš pagalvoti, bet pasitarus su kolegom, kad vien žodžiu reikia sukurti Contribui platformą, kurioje gal remti, reiškia tie, kurie vertina mano veiklą, įdomu jiem kažkas ir pamatyti taip toliau. Svarbiausia tai, kad jau ir, nežinau, prieš mėnesį, prieš pusantrą jau buvo žmonių, kurie rašė asmeniškai, mes norėjom prisidėti prie tavo veiklos, paremti taip toliau. Tai va, aš gan ilgą užtrukau su to, kad, tiesiog susitvarkyčiau to platformą. Dabar Ana jau veik. Ir ten ir rėmimą do. Galit paremti asmenišką, kas vienkartin, o kas prisiregistruosit ir paremtumėt kiekvieną mėnesį po kelis eurus, tai būtum žiauriai gera. Bet tai nėra visiškai rėmims, nes jokių tų pinigų gyvenim nei iš kur nesu gavęs, kiek jau teko užsidirbti viską pats padariau. Tai reiškia, aš noriu irgi būti tas, kuris noriu atsilyginti, tai būtum taip, reiškia panašiai tą sistemą vyktum. Kada jau dabar, aišku, jūs gal čia kelis mėnesius turėsit nuostolputus kelis eurus, o po to, kada jau prasidės produktai, visi tie, kurie bus prisiregistravę ir rems, tai jie gaus, ne mažiau 30% tikrą nuolaidą, aš dar ten paskaičiaus ir perkant kelis produktus, jums tai pinigas sugrįžta. Vat aš siūlau tai kaip bendradarbiavim, nėra toks, kad pinigų išmetėms laukia. Aišku, labai ačiū tiems, kurie vienkartin parems, kad ir karts nežvėja ir galbūt prisidėtum prie to ir įdomią pažiūrėti ar vaikam parodyti kažkokį video. Tai va, kas man išeitum iš tų pinigų ir jeigu man pavyktum surinkti bent jau tokį somą kiekvieną mėnesį, kad galėčiau žmogui nusumdyti. Iš tikrųjų ir labai sunkia akumuliatorė, daug darbo, aš nusitraukiu nuo kitų savo darbų, man kitas veiklas jau labai pradėjo nukentėti nuo to ir galbūt galėčiau nedaryti, teiktų video, žinai, visokių tokių, kaip ir dabar prisigalvojus tų mobilių kamerų, tam testavimo man čia užtek paprasčiau, bet jeigu mes va tokia jau gan didelį komandą esam, jums būtų kelis eurus čia, kaip sakau, pabendradarbiauti, aš jums nuolaid padarys, jūs ten pravedat tus kelis eurus ir viskas vyktum daug sklandžiau, įdomiau, daugiau žinių galėtum žinoti, daugiau tų ežerų galėtum aplankyti ir tiesiog čia ir tikrai ne vienų metų reikals, labai daug klausimų ir visokių, aš ne viskų spėjau ir papasakoti, tai bandytume manas įsiaiškinti. Tai va, kas galit prisijungti prie Contribui, kas galit pradedam bendradarbiauti, tada dar kartą sakau visiems ačiū ir judam į priekį kartu Alvydas po pirmo su Masalu. Iki.